Ieškoti krovinių ir transporto galima taip pat ir žemėlapyje. Norėdami atlikti paiešką žemėlapyje, paspauskite žemėlapio ženkliuką ir pasirinkite rasti krovinį arba rasti transportą. Norėdami nurodyti pakrovimo punktą, paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite pakrovimo punktą. Žemėlapyje rodomi pasiūlymai esantis pakrovimo punkte mažasis ratas ir iškrovimo punkte didysis ratas. Ratų spindulius galima keisti mažajame filtre. Norėdami pasirinkti iškrovimo punktą, suraskite žemėlapyje jūs dominantį punktą. Paspauskite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite iškrovimo punktą. Žemėlapyje atsirado pakrovimo ir iškrovimo vietos. Norėdami peržiūrėti krovinius, pelės klavišą užveskite ant rombo ženkliuko. Punktyrinė linija žemėlapyje rodomi pakeleivingi kroviniai. Naudodamiesi mažuoju filtru jūs galite keisti spindulį, kėbulo tipą, tūrį, svorį ir koridorių. Koridorius atkartoja nurodyto maršruto profilį ir sistema automatiškai parenka pakeleivingus pasiūlymus. Jei tokie pasiūlymai jūsų nedomina, pakeiskite koridoriaus plotį į 0. Norėdami pakeisti maršrutą, nustatykite pelės kursorių ties maršruto liniją. Paspauskite atsiradusį į žalį taškelį ir nutempkite jį reikalingą vietą. Norėdami apskaičiuoti maršruto ilgį, sąnaudas ir pervežimo kainą, paspauskite apskaičiuoti maršrutą. Skaičiuoklės lange įrašykite pradinį ir galutinį kelionės punktą. Jei dėl darbo tinklalapyje jums kilo klausimų, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.